Labas rytas. Kada geriau pradėti savo vlogą ir sugrįžti iš tiesų į vlogus, jeigu ne per Halloweeną. Šiandieną yra spalio 31 diena. Tai šiandieną yra Halloweenas. Dylinam mes su odos paraudimais. Jo, dabar stengiuosi savo tą odos priežiūros rutiną daryti tokią labai paprastą. Ir šiaip, jeigu paspaudėjančio vlogo, tai labai labai tau ačiū. Bandau sugrįžti, tikiuosi pavyks ir tikiuosi mes čia matysimės kiekvieną savaitę. Adamai, parodai, kur moliūgai visi. Sunkus, ane, Leonardai? Brolė. Žiūrėk, kokie dantis to moliūga už tavęs. Negalima imti. Šitą neimti. Einam tą suoliuką dar žiūrėsim. Čia tokia dekoracija dėl grožio, matai. Nebevažiuoja. Brolė, ko piktas? Ką pagavai, zuikį? Zuikį pagavai. Taip? A mamą pagausi? Tai vėl pargriuvai. Tai kaip aš taip tik pradedu filmuoti, iškart pargriūni. Žiūrėk, jis sujautė. Ko jokies? A ko jokies dabar? A ko jokies? Nu, nemuš kamerą. Adamai! Adamai, žiūrėk, kur mama. Nepagaus. Kur brolis greičiu akimis brolis? Broli, kur bėgis tokiais sakiniais? Nuoširdžiai atrodo vienintelė tyli ir rami vieta, kur aš galiu su jumis pasišnekėti, yra mašina, nes namie toks chaosas visada. Ta prasme, du vaikus tikrai auginti nėra pats lengviausias darbas. Nuolatos tokie, žinot, pykčiai dėl visokių dalykų, ten vienas suvalgė pirmas, kitas nori iš antro, antras neduoda ir panašiai, arba ten nepasidalino žaislais ir šiaip vienas kitą tiesiog erzina. Dabar, nežinau, va toks va laikas ir atrodo sunku kažką padaryti, nes labai labai greitai išveda tave iš kantrybės ir tada tiesiog nieko nepanori daryti, o to labiau filmuoti, žinot. Nes atrodo vienintelis dalykas, ką darai, tai stengiasi nepraras savęs, nepaleistų savo emocijų ir tiesiog reaguoti ramiai į viską, bet kartai, žinot, tą vyno turė tikrai persipildo ir atrodo, kad jau pati nebežinai, kaip susitvarkyti. Tai galbūt tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl aš mažiau dabar vloginu, grįžtam prie to, bet
kaip ir ryte norėjau pasakyti, bet nepasakiau, žiauriai ačiū, kad čia esat. Ir labai vertinu, kas žiūrit mano vlogus ir tikrai noriu grįžti ir man atrodo grįšiu, rasiu tam būtų grįžti, nes man pačiai asmeniškai visada sakau ir sakysiu, man labai patinka pažiūrėti savo senus vlogus ir prisiminti ir tiek gražių emocijų ir akimirkų esu užfiksavusi ir tikrai tą daryti mėgstu ir mėgstu su jumis bendrauti, jūs tokia man kaip motyvacija, visada mane palaikot. Tai jo, labai noriu grįžti ir tikiuosi grįšiu ir darysim šitos vlogus tokius kas savaitinius ir bendrausim. Pasitaisiau kavos, važiuoju iš tikrųjų į Lidlą, nes reikia nupirkti visokių saldainių. Saldainių reikia dėl to, kad šiandien yra Helovynas, mes jau buvom Maxima, apsipirko maisto. Dabar aš važiuoju ramiai viena pati, nes vaikai miega į Lidlą, kad galėčiau pasižiūrėti, ką esu sugalvojus, padaryti jiems vakare. Šiaip Helovynas nėra tokia kažkokia šventė, kad mes švęstumėm ten su Luku. Labiausiai tai viską dėl vaikų, nes jiem patinka, tai visus tos siaubo miestelius važiuojam dėl vaikų. Nes jiems ten patinka ir jiems įdomu. Adamas dar šiek tiek per mažas, šiaip mes buvom dviejuose siaubo miesteliuose. Raubonėse buvom 2 kartus ir 1 kartą Ujienų dvare. Šiaip Rauboniai mums labai patiko, todėl ten grįžom 2 kartą. Šiaip labai apsimoka ten važiuoti kainos atžvilgiu, nes tu už 12 eurų bilietą gauni tikrai labai daug dalykų. Ir daug supynių vaikam, tai su vaikais tai žiauriai apsimoka. Ir kas man atrodo gerai jiems atsitiko, nes šiais metais aplink Šiaulius, tai Rauboniai buvo vienintelis toks Helovyno miestelis, Helovyno parkas, nes Kirkilų išsikraustė į Vilnių, o daugiau kažkaip aplinkui niekas šiais metais nedarė. Tai va, labai faina. Updeitant šiaip jūs apie daug ką turiu, tokia mano emocinė būklė visada, tai aš labai aukštai, tai aš labai žemai, tai aš labai laiminga, tai aš labai nelaiminga, kas pusę metų dabar, žinot, tikrinos, aš dėl to atsinaujinimo, tai dabar visai neseniai dariausi magnetą, tai viskas gerai. Žiauriai džiaugiuosi. Dar aišku, važiuosiu aš į Vilnių už 2 savaičių pas savo neurochirurgą, kuris mane operavo, bet atsakymai atėjo, kad liktai viskas gerai. Tai jo, manau, kad viskas gerai. Šiaip dabar praėjo metai po operacijos, tai mažiau aš galvoju apie tos atsinaujinimus ir šiaip apie tą visą ligą tikrai kartais net būna, kad į dieną ten pagalvoju kartą ar 2, o anksčiau būdavo, kad aš nuolatos galvoju ir prisigalvoju visokų nesąmonių, dabar kažkaip ramiai, tai žiauriai džiaugiuosi, kad jau pagaliau atėjo toksai metas, kai aš žiauriai ramiai reaguoju į viską ir nebėra man tų tokių stiprių emocijų, nes aš labai iš viskai sužinojau aš apie tą auglį ir po operacijos aš labai daug man tokių negatyvių minčių apie mirtį, apie viską, nu žinot, bet dabar labai džiaugiuosi, kad jų vis mažiau ir tikiuosi ateityje jos iš vis dings ir būsiu savaitę nebeprisiminus. Žinot, kai žaizdas geriausiai gydo tik laikas, aišku, gali dirbti su savimi, bet visas žaizdas geriausiai gydo laikas. Nežinau, ar pastebėjot, bet aš dabar su nauja kamera filmuoju ir kartais net pati nežinau, kaip geriausia su ją filmuoti, kokius ten nustatymus, tai kartais ta medžiaga šokinėja ir visai pin atrodo, bet jo, filmuoju su nauja kamera. Tikiuosi, jums galbūt geresnė šito kokybė, nežinau, bet man visada labiau patiko su kamera filmuoti negu su telefonu. Ok, baigiam šnekėti, nes dar yra šiandien ką veikti, kol vaikai miega, važiuojame į Lidlą.
ką jūs galvojat, už 2 moliūgus mokėjau 65 centus Lidle, oh my goodness. 9 centai už kilogramą, kai dar Maximai buvom ir 99 centai už kilogramą buvo ir galvojau pirkt, nepirkt, bet galvojau, ai, nuvažiuosiu į Lidlą pažiūrėti. Tai ačiū Dievui, nes sutaupiau tai belė kiek. Dabar pamačiau, kad Helovino visi saldainiai yra nuimti Lidle, viskas tik kalėdom, tai varau į Rimi. Kas čia tokie? Leonard apsauginis su neperšaunama liemenė. Čia svatai, čia kaip. Va, Damas O tu? Skeletons? Užtaisyt? Taip, aš nusimausiu šitą. Šito nereikia? Ne. Čia yra neperšaunama liemenė. Šitas skeletai. Ir tu skeletons? Tave glow in the dark. Uždėsinkim, Pabandyk. Nu, šviečia jo. Šviečia. Nu va, šočiu, dabar einam suruošti viską Helovinui. Šiaip nieko neradau. Tik Rimi kažką ir tam skruzdėlynę, nes visur jau kalėdos. O dabar einam suruošti saldainiukus, sakosi, ne? Nu, ką, brolis jau valgai? Čipsus, gerai. Nu, uždėk tas. Ką čia viskai? Ką, myliu tavo. Tik dabar neišmėti man jos, gerai, kad galėčiau aš tau labai gražiai padaryti, gerai viską. Mama, nori? Kaip tau, Lukai, šis Helovino vakarėlis? Prastas. Kodėl? Reikėtų tą juostą va per teliką taip ir išjungti. Žinokit, vaikai, atsisės tėti. Kažkas tėtai buvo, žinokit. Su burnyte, paliesk. O, damukai. Parodyk man. Parodyk, da. Aš irgi noriu taip. Palauk, nufotografuosiu tave. Palauk, dar neišsiim nufotografuoti. Ne, Kodėl? nenoriu. Paliek vietą. Paliek man. O ne. Jau to nuo šit. Nu, mama šitos negera. Geras, aš kitų neturiu. Va, žiūrėk, kaip brolis pieš, nu. Vau, kaip gražiai. Oho. Nu, tu šaunuolis. Ne, ne. Paragau, gal patiks? Neragauk, čia fukaka. Vau, kaip tu moki. Kai norėsit apsikeist spalvom, pasakykit. Gerai? Tu jau pieši, Leonardai? Taip. Kai norėsit apsikeist spalvom, pasakykit. Ką čia nupašyti? Šipsenėlė? Taip. Ar čia mamos liežuvis? Šipsenėlė. Ausis? Taip. Kaip mamos, tokia pat atliepus, ne? Nu. Mama, žiūrėk, kaip porožėlė. Aha, nu žiūrėk. Matai, apsikabina zuikutį būna. Aš tas kojas. Verčiam kitą puslapį. Verkia, aš tas kojas atidarykim. Auč. Au, apsikabinsiu. Au, kaip smirk.
Galiu taip dar. Ai, gal